Iš tikrųjų, iki to taško, kol žmogus sau leidžia būti tiesa, Taip. jie sugaišta 2/3 gyvenimo geriausių atvejų. Čia geriausiu atveju. Jeigu žmogus bent minutę prieš užgesdamas, išeidamas iš šito gyvenimo, Aš tą supratau. akis, kai pamatai, kad vis tiek pagaliau supratai, tu minutę supratai ir aš tave sveikinu. Tai kokio velnio tu nekalbi? Jeigu tu kalbėtum, jis neklyktų. Mano vaikas ten vėl, žinai, kitą kažkokį paliečia. Ir aš sakau, tai kodėl tu to nedarai? Nes jie daro už jūs ir jie vergaus jums lygiai tiek, kiek jūs neišjausit patys. Jie šaukia pagalbos. Taip. Ir kai jie prisiema, kad geras, ašgi supratau, čiagi dėl manęs. Tada jie pirmą kartą Lin susitinka iš tikrųjų su vaiku, kuris atėjo. Nes iki to momento jie jų nemato. Nei vieni, nei kiti. Ir tada jinai gauna iš manęs klausimą. Sakau, bet tu juk neištikima savo meilužiui su savo vyru. Ir ją taip nukerta, žinai, visiškai. Karinai sako, palauk, nieko nesuprantu. O Dieve, tai aš čia ir esu ta melagė. Nebeturim nuo ko slėpinių, žinai. Žinai, iš esmės didžiausi mūsų spąstai yra maistas, seksas ir miegas. Ir jeigu tas tris sritis tu kontroliuoji, arba gebi jas supranti apie ką aš, ne? Visiškai. Eliminuoti, susimažinti arba iki tokios askezės ir tame mokėti būti, o tai yra tai. Nes ateina abejonė yra žudikas visiškas. Visiškas, maksimalus. Jie ateina pas kažkokį mokytoją ir jie linkia tai priimti, nebe patys protauti, mąstyti, nekritiškai tai integruoti, nesuvokti, o paklusti. Paklusti. Jie nori paklusti. Jie ieško, kad juos kažkas vestų, bet iš esmės tai mokytojo pagrindinis darbas yra toks. Mokytojas moko prisimti atsakomybę. Viskas. Ar ne? Taip. 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 Aš supratau, kad mes užtruksim iki ryto. Visiškai taip. Kokią žinutę man atnešė šiandieną? Pagrindinę žinutę. Nes jaučiu, kad atnešiai. Žiūriu, žinai, tave. Aš žiūriu į tave. Ir aš girdžiu tave. Ir aš matau tave. Tai, kas tu esi, kai aš tave sutinku ir tu sėdi priešais mane. Ir tai, kas tu esi socialiniai medijoje, yra du visiškai skirtingi žmonės. Kodėl? Ten Lin yra griežta ir dar kartą griežta. Jinai netgi atrodo šalta, neempatiška, Lin netokia. Priešais mane sėdi viena empatiškiausių moterų, kurią aš sutikau. Tavo akis yra absoliučiai apkabinančios, įtraukiančios. Man labai norėtųsi, kad šios dvi Lin taptų viena, kad nebūtų disociacijos. Ir aš labai tikiuosi, kad dabar, kai tai ištransliavau, tai pamatys ir tą Lin, kurią aš matau, tą Lin, su kuria aš susipažinau, išvys ir jie. Jeigu jie išvys tai, su kuo aš bendrauju čia visą laiką, ateis visiškai nauja auditorija ir jos bus gerokai gausiau. O ką tai reiškia? Reiškia, kad šedevrai pagaliau galės eiti savo keliu, nes jie sąmoningės. Taip pat labai noriu prisidėti prie to dabartinė momente, kad nebūtų tos disociacijos, kad matytų tai, ką aš matau, kad patirtų tai, ką aš patiriu sėdėdama priešais tave. Tai yra pati pagrindinė žinutė, kurią atnešiau tau. Ačiū tau. Ir ką pasakytum mamoms? Man atrodo, kad jom trūksta palaikymo ir tikėjimo savimi. Bet tiesiog, kas eina? Į visus ne. Pasiduoti. Pati pirma mintis ateina. Pasiduokit. 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 Pasakykit garsiai. Aš, blemba, pavargau. Žinai, aš tikrai pavargusi. Aš užsiknisusi. Ai, nervina mane tie vaikai. Mane viskas nervina. Pasakykit taip, kaip iš tikrųjų yra. Nebebandykit uždažyti tų kiaurų sienų arba užtapetuoti tapetais. Pasakykit taip, kaip yra.
va tas atspirties taškas visada yra įgarsinime tų minčių. Duosiu vieną patarimą. Žinot, kaip gaudydavau save gaudydavau labai paprastu būdu. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, einu gatve ir eina pro šalį žmogus. Ir eina tas žmogus su kokia nors ryškia mėlyna skrybelė. Ir ateina man mintis, Dieve, kaip durnai atrodo. Ir tada aš save sustabdau tą momentą ir sakau, žiūrėk, dabar tu už tai atsakysi. Aš apsuku save, prieinu prie to žmogaus ir sakau, aš labai jūsų atsiprašau, kad aš taip pagalvojau. Nedurna ta jūsų skrybelė, jūs labai gerai atrodot. Tai pagrindinė žinutė yra, kad jeigu tokios mintis ateina pas jūs, įgarsinkit jas, nustokit jom leisti likti jūsų viduje nepamatytom, va tada prasideda gyjimas ir jūs galite priimti save kaip mamas ir ką tik tais norit. Įgarsinkit, nebeleiskit jiems valdyti jūsų vidaus, tegul eina jie žinokit, geriausia dalis, kai išeina kitą kartą, kai jos ateina ir aš pažvelgiu jau atgal, jos sako, ne, tylim, viskas, tylim, ramu, mes, sako, šito daugiau patirti nebenorim. Tai va čia yra pati stipriausia praktika, kokia kada nors esu atlikusi visiškai intuityviai. Įgarsinkit tai, kas ten viduje kalba. Užteks būti neišgirstiems. Ir tada ateis labai daug švaros ir aiškumo. Na, o jeigu vis tiek labai sudėtinga, aš tikrai visiškai nuoširdžiai kviečiu, įgarsinkit man voice'ą, atsiųskit žinutę. Jau kas, bet man tai itin patinka apkabinti, mylėti, o kartais truputėlį stumtelti į priekį. Tai mano būtų toks palinkėjimas. Leiskit sau būti visokiom. Ačiū. Dėkoju tau. Kitas labai įdomus yra momentas, kai, pavyzdžiui, aš kalbu su žmonėmis. Mano klientai, pavyzdžiui, anksčiau iš vis buvo patys įvairiausi. Vyrai, moteris, paaugliai, 80-mečiai. Nesvarbu, visiškai visos įmanomos kategorijos. Na, kaip taisyklė, jie, kaip čia dabar nuskambės, aukštesnio intelekto, aukštesnio ir pajautimo netgi. Bet, na, jie jau ateidavo. Statistiškai aukštesnio. Statistiškai, taip, statistiškai. Ir kai jie ateidavo, aš nesu nei karto nei karto, jog žmogus mane pasakė, kad jinai išprotėjo, kad arba jinai išsigalvoja, arba dar kažką žinai. Sako, jeigu kalbėtų kažkas kitas, aš sakyčiau, kad čia beprotis kalba. Kai sako, kalbu su tavim, aš jaučiu, kad tai yra tai. Sako, aš jaučiu vis taip, visą savo esybę, viskuo, kas ten yra, kad tai yra tai. Ir visi žmonės, su kuriais man teko susitikti, sako, aš protu niekaip nesuprantu, bet aš jaučiu. Ir jie visi kaip vienas įvardina, kad nesuprantu čia yra visiškas eroras, bet yra absoliutus pajautimas. Ir po pokalbio, kai jie išeina, jie visada įvardina kelis labai svarbius tokius dalykus. Sako, čia atrodo, kad tiek meilės atsivėrė žmonėms aplinkui, pasauliui, sako, išeini į lauką, visų pirma, viskas labai ryšku būna, labai ryškios spalvos pasidaro. Sako, ir taip kelias dienas vaikštai. Kitas, sako, labai stiprus pajautimas, kad truputėlį virš žemės. Ir aš visą laiką jokios blemba galvoju, neįžeminu žmonių. Tiesiog reikėjo įžeminti stipriau. O tu pati jauti, ką tu duodi? Aš tą momentą... Tu suvoki kažkaip? Ne visai, Lin. Ne visai. Kaip tau jaučiasi, ką tu duodi? Tą momentą, kai vyksta pokalbis, pavyzdžiui, kai vykdavo pokalbį apskritai su žmonėmis, aš būdavo, kad įsivaizduoju, kad toks jausmas, kad aš išsijungiau ir po to mane įjungia, kai jis išeina pro duris. Ir aš net vyrui sakydavau, man reikia kameros kampe, nes aš nesuprantu, kas ten vyksta, kas ten būna per pokalbis, kad jie išeina su ašarom, bet tos ašaros būna, jos tokios euforinės. Vadžinai, kaip tu patirtum kažką labai artimo savo. Lyg būtum begalinė ilgesį ir pagaliau susitikai. Va, koks tai yra jausmas. Kai būtum tiek pasilgus iki negalėjimo ir tu susitikai. Ir nesvarbu, koks būdavo žmogaus statusas, koks jo darbas, ar ką jis veikia, ar ką jis darė. Sako, vienintelis dalykas būdavo tas, kad išeinu, sako, ir galvoju, taip noriu tave rekomenduoti, bet sako, pasakyti, kad buvau pas mitybos specialistą. Sako, kaip žinai. O kas dabar esi? Turi juk įsteigiai. Man, žinok, labai sunku kažką pasakyti. Aš sakau, aš esu holistinių pokyčių mentorė tam, kad jūsų protas voktų kažką. Man įvardinti kažkokiu vienu žodžiu, supranti, O ką fiziškai darai?
Fiziškai vedu 5 vaikai žaidimą, kuris kainuoja. gimė po trečio vaiko ir aš vedu grupės. Taip. Vedu grupės, vedu savo žaidimą, kuris atėjo su visom aiškiam taisyklėm, kas kur kaip Papasakok atrodys. labai trumpai. Tai lygiai taip pat. Aš pamenu, kai mane pakvietė klientė turėti susitikimo konsultaciją prie upės, mes nuvykom į Valakampių paplūdimį Vilniuje ir išeidinėjant iš konsultacijos, aš tiesiog vešlioj žaliai pamačiau žaidimo kauliuką. Ir aš jį pakėliau. Ir aš pajaučiau, kad vyks žaidimas. Ir man kažkaip atėjo žodžiai. Non, lūdo. Galvoju, kas čia per žodžiai? Ta prasme, ką turėtų reikšti non? Kas tas non? Ir aš susivedu lotyniškai non. Yra esybė, lūdo yra žaidimas. Ir kažkodėl ateina skaičiai 3-2-1. 3-2-1 tai man yra apie, bet lygiai tiek tu turi priimti sprendimą. 3-2-1. Viskas. Na ir kaip viskas dėliojasi. Tai aš supratau, kad jeigu jis atėjo dabar, reiškia, pas mane viskas turi būti taip. Atėjo, aš nenueisiu miegoti, aš nenueisiu lyn miegoti, jeigu aš tą dieną nepadarysiu. Aš netikiu kita diena. Aš netikiu ją. Aš tikiu, kad šiandien yra gyvenimas, rytojaus nėra. Ir kiek save atsimenu, tiek aš taip ir gyvenu. Nes jeigu aš nenusipirksiu, pavyzdžiui, šiandien bilietų, kur nusprendžiu užskristi, nėra jokio skrydžio, reiškia, nėra jokios kelionės. Aš taip suvokiu. Na ir man ateina, kai aš klausiu, ką aš turiu padaryti. Tau dabar sako, reikia erdvės. Ateina, nu gerai, erdvės. Tai man reikia erdvės ir aš įgarsinu. Ir gaunu, atsimenu, žinutę iš klientės, kuri man parašo. Sako, žiūrėk, aš pagalvojau, kad visai įdomu būtų tave pakviesti pas save į galeriją Švento Mikalojaus gatvė 11, nutapyti kartu paveikslą. Ir aš taip galvoju, geras, niekada neteko tapyti, važiuoju. Ir aš atvažiuoju pas ją ir aš nutapau paveikslą ten per kelias valandas, toks įspūdingas paveikslas, kuris visur mane lydė ir po šiai dienai. Ir aš pamenu, kai aš Violeta jos vardas, pasidalinu su ją ir sakau, žiūrėk, man atėjo mintis, žaidimas. Ir jin sako, kaip jis žaidžiamas. Sako, aš nežinau. Sako, bus aišku, kai žmonės ateis. Ir jin sako, žiūrėk, taigi, vat mano erdvė. Sako, galbūt tu čia norėtumai daryti. Ir nuostabi erdvė, pro kurios langus matosi bažnyčia Švento Mikalojaus, žinai, čia paveikslų daug. Man labai patiko. Sakau, žinoma. Tai pirmadienį buvo konsultacija, penktadienį įvyko žaidimas. Taip. Ir aš atsimenu, kaip ateina į žaidimą moteris, susirinko grupė, atėjo kiek? Gal 5, gal 6 žmonės. Ir aš pamenu, kai aš tiesiog ant popieriaus užrašau non, lūdo, 3-2-1 ir nupiešiu, žinai, kauliuką. Ir ateina žmonės, bet jau susėda moteris. Ir tada, taip žinai, klausim, tai kaip mes dabar žaisim, apie ką yra žaidimas. Ir viskas ir pradeda eiti taisyklės. Tai pirma taisyklė atrodė taip. Sako, žaidimo kulminacija, sako, aš tau papasakosiu, kokia yra žaidimo kulminacija. Žmogus turi surašyti veiksmus, kuriuos atlikinės lygiai 7 dienas, lygiai 1 savaitę. Reiškia, visiškai intuityviai per kelias minutės tu turi duoti limituotą laiką, jis turi surašyti, pavyzdžiui, kelionės, pirmas skaičius, kelionės ir prie kelionių dar turi būti 6 skirtingi variantai. Pavyzdžiui, Madridas, Izraelis, Nida, nežinau, ką jis sugalvos, bet jis visiškai va taip atrašo ir labai greitai. Ir 6 skirtingi variantai, tai kitas, pavyzdžiui, gali būti santykiai. Nu ir jis ten yra buvę, kai moteris pasirašo ten mylėtis ten su savo vyru, nežinau, N kartų ten per savaitę. Nu jeigu jai tai svarbu, žinai, ir iš pasąmonės viskas eina rašymo būdu. Na ir kauliuko metimai būna 2. Tai pirmas, kauliuko metimas ištraukia, kuri užduotis, tai reiškia, pavyzdžiui, 3 ir prie 3 tos užduoties yra dar 6 skirtingi variantai, antras kauliuko metimas duoda užduotį pačią. Iki to dažnai būna, kad aš pajaučiu, kad reikės piešti arba kažkokios kitos praktikos, kurias aš intuityviai pajaučiu, ką mes turėsim daryti va to susitikimo metu. Bet žaidimo esmė visada yra pats veiksmas ir ką žmogus išsitraukia. Tai kaip pavyzdys buvo viena moteris, kurie užsirašė užduotį siuvinėti. Nu ir va siuvinėti 7 dienas. Sako, kas čia per nesąmonę? Nu, turėsime, kas čia per nesąmonę? Ką? Kodėl aš parašiau tokią pievą? Siuvinėti, aš siuvinėsiu. Ir sako, aš tik tais susipirkau visus reikmenis tam, kad aš galėčiau siūti. Sako, ir su lyg pat prisilietimu
mane išneša į tą momentą, kai man 2 metai, aš sėdžiu su savo močiute ir mano močiutė moko mane siuvinėti. Ir jinai pasakoja apie santykius su vyru. Sako, aš taigi atėjau visiškai blogoj padėty santykyje su vyru, tai kodėl man siuvinėti reikia? O man, sako, ateina visiškai aiški vizija, kur močiutė man paaiškina, ką aš turiu padaryti savo santykyje su vyru. Sako, man visiškai išnešė, bet, sako, tokio aiškumo dar gyvenime nesu patyrus. Ir, sako, aš turėjau siuvinėti 7 dienas, kad man ateitų. Bet visiškas aiškus suvokimas. Tai žaidimas yra, jisai, atrodo visiškai klaidinantis. Kaip? Kaip galiu siuvinėti ir susitvarkyti santykius su vyru, kaip pavyzdys? Nes pasąmoniniam lygmenyje nueina žmogus į tą momentą. Aš noriu paklausti apie grupės, kadangi pati sesijas dariau, kad surinki grupę ir pajauti kaip kolektyvinė sąmonė, ko jai reikia. Visiškai, momentaliai, bet momentaliai. Tiesiog žinai. Taip, ir ta grupė, kaip, pavyzdžiui, sėdi, žinai, va tos moteris, dažniausiai moteris. Ir tu nesi ten tu netgi. Visiškai. Izabelos ten nėra, taip sakykim. Ir tą momentą netgi būna, kad jos, kaip, pavyzdžiui, kalba, jos taip viena į kitą, tu sako, čia mano istorija pasakoji. Tu čia mano istoriją pasakoji. Tu čia mano, kas čia vyksta, kas čia vyksta, kaip, kas, kodėl, žinai. Ir kai jos po žaidimo, jos dar savaitę laiko eina į bendrą grupę, kurioje turi dalintis, kaip jos atlieka namų darbus, kaip jos įgyvendina savo užduotį, o ten ir vyksta pats pagrindinis procesas, kur dažnai atrodo, kad ašgi išsitraukiau šitą užduotį, aš sprendžiu ją, einu per ją, kitos moters pavyzdys, kaip jinai sprendžia savo užduotį, atrodo, kad viena dėl kitos dirba. Už rankų susikabinė. Visiškai, absoliučiai. Ir ta žaidimas, vat kažkaip taip. O žiūrėk, turiu dar klausimą, tiesiog taip noriu paklausti, jeigu kiekvienas žmogus yra šedevras, atėjęs čia kaip tobulas kūrinys, kodėl mes taip savim netikim, bijom ir dvejojam, kodėl mes nejaučiam savo galios, kur jinai? Dabar grįžtu prie sąmoningumo, kai tik tais atėjom ir tu pavartojai šį žodį sąmoningumas. Kas yra sąmoningumas? Kaip tu atsakytum į tai? Aš norėčiau tavęs paklausti. Atsakomybė. Tai yra visiškai absoliučiai atsakomybė. Sąmoningumas reiškia, aš prisiemu atsakomybę ir atlieku veiksmą. Sąmoningas tai yra atsakingas, kuris nesako netyčia iš vis šitą žodį, kas čia per žodis? Netyčia pastojau. Ir šitas žodis netyčia neegzistuoja ir atsakomybė už savo veiksmą, už savo aplinką reiškia sąmoningas. Kol žmogus nesiema veiksmų arba jis įkrenta tas šedevras, įkrenta į tai, kad čia kažkur nepakankamas, jis tiesiog neatsakingas. O kodėl įkrenta? Todėl, kad tai reikalauja drąsos. Tai reikalauja drąsos paimti ir padaryti tą veiksmą, nueiti į tai, imtis atsakomybės. Mes, aš manau, kaip visuomenė buvom gerokai išauklėti paklusti kažkam. Laukti, paklusti. Taip, tikėtis, kad kažkas už tave padarys. Taip. Ir va tas vis dar eina stiprus. Aš manau, kad tai yra palikimas. Yra kaip netyčia, ar ne? Taip, visiškai, absoliučiai. Taip. Tai man sąmoningumas yra apie atsakomybę. Ir ką tai reiškia, kad jeigu žmogus taip kalba apie save, mes vis dar esam nesąmoningi. Mums vis dar šito labai trūksta. Priklausom visiems, tik nesam. Tai vat apie tai būtų toks pagrindinis raktas. Girdi, ką žmonės apie tave galvoja? Šiuo metu? Iš esmės žmonės girdi, yra tas? Girdžiu. Ir nes man dabar taip ateina, kad aš net žodžiais, kiekvieną žodį suprantu. Man seniau ateidavo per kūno pojūtį, o dabar žodžiai ateina. Taip. Ir jie paskui ir labai dažnai tą ir patvirtina žodžiais. Taip. Ir tada supranti, kad gal vasaros 5 dar nevažiuosi. Taip. Tai va čia yra tas, kur, va kaip tau sakiau, žinai, kur galvoja, kad yra beprotis. Ir kur sako, bet aš tai sako jaučiu kiekvieną žodį, kur aš suprantu, ką sako.
Nes sako, būna, kai žmogus kalba ir aš nesuprantu, ką žmogus kalba. Nes šiandieną iš esmės mes su tavim galėjom ir patylėti. Ir būtumėm labai panašiai pasikalbėję. Tai žinau, tai aš taip įprastai būna, Lin. Būna kartais, kai sutinku su žmonėm ir ten būna labai daug emocijų. Tikrai būna labai daug emocijų, ypatingai pa žmogų, kai ten nuneša viską tyloje. Nes pojūčiai būna tokie stiprus. Stipresni už emociją. Už viską. Ten nėra kaip tą įvardinti, nėra kaip tą papasakoti. O kai žmogus šitam gyvenime geba atsisakyti emocijų, jis nėra šaltas, jis geba atsidalinti nuo jų. Taip. Ką tai reiškia? Kad jis disocijavo save. Tai yra disociacija. Tai reiškia, kad žmogus išmoko nesąmoningai, visiškai nesąmoningai disocijuotis. Tai reiškia, jeigu dabar aš esu tas žmogus, kuris atsisakė savo emocijų, taip, tai reiškia, šitas kūnas liko čia sėdėti, o emocija išėjo už durų. Jis išėjo už durų, kol atvyksta pokalbis tarp jūsų. Ir kai vyksta pokalbis su tokiu žmogumi, kuris disocijavosi, aišku. Supratau jo. Žinau. Toks būna turinys iš žmogaus kalbos. Tu gali jį taip girdėti. Jis disocijuotas. Jo nėra čia. Čia yra įrašyta programa, kuri liko, nes jam atrodo, kad taip yra saugiau. Tai tas toks, aš pamenu, kad kai buvau vaikas, aš piešdavau namukus. Ir aš supratau, kad tas namukas yra tas saugi erdvė, kurią aš susidarau. Aš susikuriu ant popieriaus, bet kokią erdvę ir aš įeinu į ją. Ir viskas. Ir darykit jūs, ką norit. Ir buvo toks laikas, kai aš patyriau daug fizinio smurto iš savo tėvų. Ir aš tą darydavau. Ir aš aiškiai atsimenu, kad juos tai labiausiai gąsdindavo, nes juos gąsdina apskritai aš. Ir kai jie tai naudodavo prieš mane, tai įsivaizduok, kaip kad turėtų būti. Taip. Tai aišku, kad taip. Bet kai jie, pavyzdžiui, vyksta smurtas, o pas mane nėra ašaro ir aš žiūriu tiesiai į akis. Tai, ta prasme, tai yra, sako, baisiausias momentas, koks gali būti, kai tu matai, kad žmogus nerodo nieko. O aš tiesiog saugiai išeidavau į savo vidinį namuką ir laukdavau, kol visas tas uraganas baigsis ir tada aš grįšiu. Ir tai buvo mano išmoktas modelis, kaip laviruoti, nes kažkaip žinodavau, kad fizinis kūnas jis geba gyti ir jis išgys. Ir netgi buvo toks suvokimas, kad ir jiems bus sunkiausiai išgyti nuo viso šito. Taip. Ir būdavo toks jausmas, kad aš tai kažkaip susitvarkysiu su tuo. Bet ką jiems reikės su visu šito daryti? Aš apie tai pagalvodavau. O kam sąmoningam žmogui reikalingas emocijos? Mes per tai augam? Žiūrėk, aš kažkada savęs to klausiau. Kokio velnio aš visą šitą scenarijų pasirašiau? Ką man viso šito reikėjo? Va tokių kelionių. Gal kada nors mes Lin pakalbėsim apie keliones, kurios buvo kaip diena, taip kada gyvenimas. Grįšis? Po pusmečio, ne? Dievaži, tai prasme labai daug visko, labai daug visko. Kiek aš atsimenu, aš tiek istorijų turėjus, nuo kažką iš kilpos ištraukimo iki, viskas. Ir aš klausdavau, kodėl aš taip masyviai pasirašiau savo scenarijų, su tiek, žinai, visko. Tam, kad mane nuolatos žadintų, tam, kad aš neužmigčiau. Ir aš kaip niekada aiškiai suvokiau, kad tai yra mano žadintuvas. Per emocijas? Visiškai. Scenarijus yra parašytas, kad čia mane žadina. O man visada atrodo, kad jos labai trukdo. Man ta prasme, skaidrumą nuima. Nuima, bet yra tam tikras epizodas, yra tam tikras laikas. Mes kol kas jas turim. Supranti, mes kol kas jas turim. Taip. Bet jos ateina ir išeina. Todėl, kad žodžiais dar bendraujam. Taip. Čia pagrindinė žinutė. Tai kai mes nekalbėsim žodžiais, tu supranti, kad šito nelabai Trukdys, liks. taip. Šito neliks. Šito nebebus kur. Jam vietos, nebebus kur pasirodyti. Nes žodžiai labai daug atima, žodžiai neprideda, dažniausiai jie labai daug atima. Jie atima netgi svorį ir energiją pačią nuslopina. Ir jie sumažina. Taip, visiškai. Tai vad, kai tu žinai klausi apie emociją, ateis toks metas, kai jos bus labai limituotos. Nes yra dar vienas dalykas, kai tu paklausi apie emociją, žinai, kad emocijos ir jausmai yra du labai skirtingi dalykai. Visiškai, absoliučiai. Emocija yra... Tai aš tą ir bandau ištransliuoti, kad... Spontaniškumas. Kad jausmas neemocionuoti, yra būsena. taip, nereiškia nejausti. Visiškai. Taigi, tu mano žodžiais kalbėjai, kai aš, pavyzdžiui, staugiu, rėkiu ir esu pikta ant vaikų, ir aš sakydavau Joniai labai aiškiai. Sakau, bet tu supranti, kad kai aš pykstu, mylėti tai aš nenustoju. Taip, tu patiri. Jausmas nekinta. O būsena yra. Taip, nes tai yra emocija, kuriom aš vis dar, sakau, leidžiu mano gyvenime būti, žinai. Ir reiškia, man kažkodėl dar tai yra paranku.
nes aš pasirinkau, kad aš čia būtų. O kokia tu spalva? Tai kai tik paklausiai, iš karto matau visas spalvas. Žinai, va toks pat matau vaivorykštę ir matau labai didžiulį spektrą spalvų. Ir dabar, kai sakai, visiškai išneša, palauk, grįšiu. Džyzis kaip išnešė. Visas spalvas pamačiau. Nuo pat pirmo tavo klausimo ateina šitas. Jo, bet labai neša. Ačiū tau. Kur keliausit? Kur dabar išvažiuojat? Ispanija, Alicante kraštas. Buvau Nidoje, čia lygiai taip pat kaip dalykai dėliojasi. Labai norėjau į Nidą. Nukeliavau į Nidą. Ir viena moteris man parašė žinutę, sako, aš nesuprantu, sako, nu, vat, ar tau tikrai viskas taip lengva, ar kaip čia su naujagimiu, su autobusu, žinai, čia dar kitas vaikas, kaip čia vat, viskas atrodo. Sako, aš lygiai taip pat dvejoju, aš lygiai taip pat sakau, bijau, bet iki to momento, kol jau darau. Bet tu nevedi vidinio dialogo apie sunkumą, tu pasirenki vietoj dvejojimo energijos manęs klausia, veikti. Taip, būtent. Būtent. Nes Tai labai alina, ten sudegi. Tai visiškai alina, tai atima visą energiją ir manęs netgi kai klausia, sako, bet tu apie tai nekalbi, nes aš tai einu, pasiemu tą ir aš tai padarau, kad tai dirbtų mano energijai, man dirbtų. Nes ateina sprendimas labai greit, va taip. Visiškai, momentaliai. Tu žinai. Momentaliai. Ir aš tik sugalvoju ir aš darau, žinai. Nu ir ta moteris manęs klausė, žinai, kalba vystosi taip, kad čia sunku su tais vaikais, čia tas. Ir pokalbį, žinai, pabaigoje aš jai sakau, žinai ką, atsiknisk tu nuo savęs pagaliau. Tiesiog atsiknisk. Ir žinai, man po to įrašo, po kurio laiko žinutę, sako, tas mūsų pokalbis, sako, man taip, žinai, nunešė stogą, kad sako, aš taip gerai jaučiuosi, bet sako, dar taip gerai nesijaučiu, žinai, niekada. Nu ir žodžiu, aš toliau, žinai, būnu savo Nidoj, atvažiavo mano šeimos nariai. Ir aš galvoju, gal kokie mėnesį, 2 man dabar čia pasilikti Nidoje, nes man čia taip gerai, žinai, taip faina. Ir gaunu žinutę. Ir man parašo ta moteris. Sako, tarp kitko, būtent tą momentą, kai aš ten jau, žinai, sprendžiau susimokėti ten kelias mėnesius į priekį, žinai, už Nidą. Sako, žinai, sako, jeigu norėsi, vat, karščio šilumos, mes čia turime, žinai, apartamentus Ispanijoje, sako, jeigu nori, let's go, žinai, keliauk, sako, ypatingai dabar, žinai, vaikas mažas. Ir aš taip, vidui buvo taip? Tai Ispanija. Ir aš iš karto pasakau, taip, kur pervesti pinigus už nuomą, žinai, kur čia vat, bilietai, ir aš tą pačią dieną nusipirku bilietus, viskas. O turi tą, kad kai kažką pradedi, jau žinai, kur tai bus? Stengiuosi, kaip čia tau pasakyti, dedu labai didelės pastangas. Dedu labai didelės pastangas. Kai man jau, žinai, rodo visą tą vaizdą, aš taip, stop. Paveikslėlis, matai. Taip, stop. Aš noriu intrigos. Palikit tai man, žinai. Tai va čia man labai yra svarbi grandis sustabdyti tai. Nes tai sustabdyti gali, bet duodama įsakymą. Stop. Aš čia vadovauju. Tai prašau sustabdyti. Nenoriu šito matyti, noriu pasimėgauti, noriu pabūti tame. Taip, bet tie dalykai, taip, jeigu aš, pavyzdžiui, duodu, paprašau, gali pamatyti ir tą visą vaizdą, kurį pamatai, tu jį gali koreguoti, nes aš esu režisierius. Ir aš galiu koreguoti, aš galiu greitai nueiti į tą laiko liniją ir pasakyti, čia šitą pastatom, čia, modeliuojam. Bet vasane tai vyksta labai greitai. Vat kaip aš tau pasakoju, čia sprendimas, čia aš galvoju, čia man iš karto įkrenta žinutė su perklausimu, kad, o žiūrėk, o gal čia tu nori keliauti? Jo, noriu, gerai, keliauju. Taip vyksta dalykai. O aplinkiniai žmonės įtraukia, ar ne? Taip, įtraukiu. Ir netgi tie žmonės, pavyzdžiui, su kuriais man tenka dirbti, arba po žaidimo, žinai, būna, jie įvardina, kad kažkas su laiku ne taip. Kažkoks kitas laiko matmuo įsijungia. Kai ateina koks nors į gyvenimą tavo žmogus, jis gali būti ir neilgam. Tu supranti, kodėl jis atėjo? Kam tu esi jam arba jisai tau? Ką su juo turi padaryti? Ir taip, raktai visada taip. Ir būna labai aiškus laiko terminas. Pavyzdžiui, yra žmonės, kurie pas mane ateina, dažniausiai žmonės, beje, dar vienas svarbus dalykas apie juos, jie dažniausiai nori užsibūti. Beveik 95% tų, kuriuos aš sutikau, jie mielai liktų. Ir jie labai daro viską, kad likti. Kuo jie labiau daro, kad likti, tuo aš labiau nutraukiu visus ryšius. Kodėl?
Energija, nes tai yra Traukia, energija. ne? Ir tada jie maitinasi tą energiją ir dažnu atveju yra buvę taip mano tikrai gyvenime ne kartą. Klampoji? Taip, kai jie bando, jie nebe savo energijos resursais eina, jie mano energiją nori daryti dalykus. Ir, O iš tikrųjų nugalina abu. Visiškai, visiškai. Tada jaučiu, kaip aš senku ir faktas, kad žmogus, jeigu nenaudoja savo energijos resursų, man atsitraukus, jis liks be nieko. Nu tiesiog, nes aš savo energiją susigrąžinsiu savo atgal. Tai va čia yra tokia labai, labai žinai, svarbi žinia. Ir tada išmokau, nes aš aiškiai jaučiu, kiek yra jam laiko duota. Yra buvę, kai sutinku žmogų, tiesiog, va, eini, žinai, gatvėje ir aš žinau, kad jam duota lygiai 1 minutę. Tiek. Klausimas, atsakymas. Viso gero. O yra, kuriems būna šiek tiek ilgiau. Savaitė, mėnuo, šiek tiek ilgiau. Bet tie, kurie, sakau, pradeda reikalauti ir jaučiu reikalavimą ir jie pradeda, matau, daug mažiau dėl savęs pačių padaryti, jau aš jaučiu, kad jie pasijungia. Ir aš daviau, aišku, sutikimą. Čia nebūna taip, kad jie atėjo, pasijungė, žinai, savavališkai. Ne. Ne, negali pasijungti savavališkai. Bet pastatai vieną pamatą. Pats pirmas pamatas eina, šiaip netgi turiu ir aprašysi, žaidimas netgi non-ludo irgi šiuo metu eina per 7 išmatavimus, kuriuos aprašiau gimus 3, man atrodo, vaikui ir visai nesenai juos ištraukiau iš savo stalčiaus. Tai va 7 išmatavimuose yra prašyta taip, kad pirmasis jų, tai vis tiek yra aš, esybinis. Antrasis eina kūnas, fizinis jau kūnas, kurio reiškia reikia pasirūpinti tam. Aš turiu pasirūpinti kūnu tam, kad jis galėtų funkcionuoti. Trečiasis ateina jau tas protas, kurį mes įdedam į vidų dėl tų priežasčių, kad kūnas funkcionuotų tam tikrą prasme. Ketvirtas eina jau apie tuos kalbėtus jausmus, emocijas, kurių užgimsta visas širdies centras. Tada mes toliau keliaujam prie santykių, savirealizacijos, visų šitų dalykų. Tai va čia yra pakopa, tai yra, nu, va, žinai, va sakau, pamatas tai yra aš, esybė, o visa kita yra aukštai namų, kuriuos mes pastatom. Ir va dabar kažkaip atėjo, žinai, tas, kad taip pat įsivaizduok, dvasinis ego yra kai aš, bet tas aš, esybinis, pačioj, žinai, pačioj, reiškia tik pamatas, jisai nori iš karto 7 aukšto, be visų likusių atgal. O nei vieną peršokti negali. Gali prisitriekšti labai, labai smagiai. Gali, ta prasme, tu įsivaizduoji, kad tave užskraidina. Tu labai nori, kad tave užskraidintų, nes aš matau tą, kai žmonės nori skristi. Jie užskrenda į kito aukšto. Ir tada baigėsi galiojimas skrydžio ir tada tu plojasi žemyn. Todėl ta visa kelionė, žingsnis po žingsnio, su visu to režisuotu filmu, kai tu krenti, sakau, lygiai 1 laiptelį atgal. Nedaugiau. Tu niekaip nenukrisi, tu niekaip nenusibaladosi ten kažkur daugiau, jeigu tu eisi žingsnis po žingsnio. Ir tu žinosi, kad tu tikrai atvirai ir nuogai praėjai. Nuo savęs, sakau, tu nieko nepaslėpsi. Visiškai, absoliučiai, nėra nieko. Ir manęs netgi klausė vaikai, kas yra Dievas ir kodėl jis viską mato. Sakau, galbūt dėl to, kad tai yra jumise ir šito jūs niekaip nepaslėpsit nuo savęs. Tai yra pati svarbiausia žinutė jiems. Nes nu kur jis yra? Kaip jis čia, žinai, viską mato? Mums sakė, kad yra Dievas, kuris viską mato. Jis mato, nes jis gyvena jūsų viduje. Kiek daug tokių klausimų, žinai, jie iškelia ir jie juos atsako savai, žinai, būdais. Ir matau labai skirtingus pasaulius, labai skirtingas atėjusias kelionės jų ir vis stabdau save nuo tolimesnio matymo. Nes tai yra jų. Būtent. Ir aš nenoriu į tai kištis kokią nors formą. Aš galiu, sakau, būti, žinai, šalia. Mano netgi, sakau, pagrindinė užduotis yra būti šalia. Būti šalia. Ta energija, kurią gauna, kai jie klausia pamokos, kurių jie prašo, duoti jas. Ir netgi taip, kaip jie prašo. Gal net sunkiausia būna atitikti jų režisuotą filmą. Kai aš suprantu, kad tai, ko jie prašo, nesiriša su manim kaip asmenybė. Kad tai, ką aš dabar išrėksiu arba iššauksiu, tai yra tai, ką jie užsakė. Ir aš tą labai aiškiai jaučiu,
kada aš turiu atitikti jų reglamentą, jų sutartyje numatytus akordus. Ir būna labai aišku, netgi mano tonas pasikeičia, aš netgi girdžiu, kad mano balsas kalba visiškai kitaip. Labai aiškiai tos dalykus atskiriu. Sakau, va, dabar atitikau jūsų kontraktą, galiu judėti toliau. Ir vyrui bandžiau tą patį paaiškinti, papasakoti, kaip tai vyksta. Tai sako, aš kartais nesuprantu, va, aš pasakau, žinai, ir toks jausmas, kad, nu kaip ne aš, žinai, kas čia, sako, vyksta. Sakau, viską padarai tu. Sakau, čia tiesiog buvo atsutarta tokiu metu, tokią valandą, tokią minutę, būtent taip, tokiu balsu taip pasakyti. Ir pažiūrėk, kaip sakau, jie nusišypsa tą momentą, kai jie gauna būtent tai, ką jie užsakė. Ir ta toks būna patvirtinimas, vaikai kaip varnelės užsideda, jų kūno kalba tai atskleidžia irgi parodo. Ir po to galvoju, ačiū Dievui, baigėsi mano darbo diena, galiu judėti toliau vėl dėl savęs. Ir ateina pas mane va šį penktadienį, žinai, moteris, ir mes kalbam, mes diskutuojam apie ką reiškia būti mama. Ir aš taip atsisuku ją, sakau, žinai, aš ką tik supratau, kad mūsų ego yra toks milžiniškas ir tu įsivaizduok, kaip jį pažydžia, kaip stipriai jį pažydžia vaiko gimimas, nes atsiranda kai kas daugiau nei tiesiog tu. Ir tu pradedi matyti tos dalykus. Ir kartais tu pyksti ant to vaiko, tu netgi gali jo imti nekęsti ir tu vis dar negali to drąsiai pasakyti, kad būna momentai, kai aš galvoju, įmūrysiu sieną. Ta prasme, kai aš staugiu, rėkiu ir esu visokia, nes aš esu mama. Ir aš esu žmogus, ir aš esu moteris, ir aš esu būtybė, ir aš turiu labai daug įvairiausių, žinai, spalvų. Ir sakau, tą momentą tu prisimeni, kad palauk, bet taigi čia mano pasirinkimas. Aš pasirinkau, čia yra mano atsakomybė. Ir tada ego viduje sako, taip, tu pasirinkai, nu, tu truputėlį durna, nes dabar mes negalim normaliai pasitausinti. Ir aš sakau, ne, mes viską galim daryti, mes galim daryti viską kartu su jais. Bet šitas suvokimas pas mane atėjo, tik tais gal nuo trečio laiko. Izabela, ar turi man klausimą? Aha, turiu. Labai įdomu, labai smalsu, ką tu pasakysi. Nes tu iškėlei klausimą, sakai, ar tu girdi arba ar tu matai, kaip žmonės apie tave galvoja, kaip žmonės apie mane mąsto. Tai kaip Lin žmonės apie mane mąsto? Ką jie apie mane galvoja? Bet juk tu žinai, ar ne? Ar tu nori patvirtinimo? Aš uždaviau klausimą Lin, tai. Patvirtinimo, ar ne? Žinoma. Aš nesu tavo aplinkos rate. Ir aš negaliu pasakyti, ką jie galvoja. Aš to klausimo norėjau sužinoti, ar tu girdi žodžiais mintis, ar per jausmą. Taip. Tai yra ir žodžiais, ir jausmais. Ir dabar, kai tu pasakai aplinka, aš galvoju, ką tu turi omeny sakydama šį žodį. Nes pas mane žmonės ateina ir išeina. Aš tave mačiau tik vienam renginy. Taip. Ir pas mane žmonės ateina ir išeina. Aš neturiu tokių žmonių ir pas mane nebuvo apart šeimos, apart vyrų ir vaikų. Visi kiti žmonės yra absoliutus pakeleiviai. Su kitais labai retai matausi, bet aš neturiu tokių kaip, žinai, sakydavo, amžini draugai arba ten 20, ten kažkas. Aš niekada šito nesupratau. Man visada buvo kas čia per įsipareigojimai, kas čia per kontraktas toks ilgas. Netgi su namais tai būdavo, su fizinė erdvė. Kai vaikai sakydavo, pamenu vaikystėje, aš taip pasilgau ten tėčio arba mamos, arba aš taip pasilgau namų, man tie žodžiai būdavo labai sudėtingai suvokiami, nes aš galvojau, kaip galima pasilgti baldų. Tu nesisavinė, ar ne? Visiškai. Ir aš nejaučiau to ilgesio nei ten tėčiai, nei mamai, nei dar kažkam. Apskritai ilgesio kaip jausmo. Ir aš galvodavau, kas čia. Mat, čia buvo toks vienas pirmųjų man signalų, kad kažkaip kitaip jaučiu dalykus. Kad nesirišu prie to. Tai vat, kai tu pasakėjai apie aplinką, tai aš lygiai taip pat nesirišu ir prie aplinkos. Ir jie ateina ir išeina. Ir jeigu jie nori užsibūti, tada jau aš išeinu. Labai koncentruotai, vadinasi, gebi duoti. Labai. Dar vienas labai svarbus dalykas apie tą energiją, kuri eina. Žinai, labai aiškiai pajaučiau, kad ta energija, jeigu jinai gaunama vienam asmeniui, jos būna gerokai per daug. Šito aš dar nemoku kontroliuoti. Aš sakau, šitoje vietoje aš dar jaučiuosi
jaučiuosi besimokanti, nes kai žmogus išeina tam labai stipraus energijos srauto tokiam ir, sako, pakilime, meilį, viskas ryšku, ir aš suprantu, kad buvo perdozata ir jis gavo per didelę dozę. Reiškia, aš vis dar nežinau, kaip padaryti. O kodėl per daug, jeigu pakilime? Juk tai nenugalino. Nenugalino, bet žiūrėk, jis turi ribotą laiką. Arba jis tą energiją įdarbina arba kartu su savo srautu, arba jis jausis pachmelingas. O tokia mintis atėjo. Jis jausis, nes mano energija išeis. Jinai paliks jį po kelių parų, kartais būna po savaitės. Jinai paliks ir tada jis jausis pavargęs. Jis jaus, kad jisai nepadarė. Netgi sakau, toks jausmas būna, kai sako, kaip nemegojęs, kaip atbuvęs, supranti, toj stiprioji būsenoj. Bet yra kitas dalykas. Jeigu jis prisiema atsakomybę, jis gauna tą energiją ir jis būdamas šedevru nusprendžia imtis to, ko jis atėjo, jisai iššauna labai stipriai. Bet jisai jungia. Čia kaip yra, įsivaizduok, kaip sujungti du į vieną ir tada likti prie savo pagrindinės ašies. Va čia yra taip. Bet kai tu nori tiesiog ferverko, o tai būna, tu turi juos. Bet tu po to turi ir tą kitą būseną, kur tu jautiesi nusėdęs, pavargęs, be energijos, nes tu tiesiog atėjai pasilinksminti. Tai tų, kurie nori pasilinksminti, aš jaučiu juos ir tada aš atsitraukiu pati. Tu labai tiksliai renki žodžius, bet kiekvieną kartą juos adaptuoji būtent tuos renki, kurio žmogus girdi. Taip. Tu taip pasieki. Geras. Nes jeigu tu tą patį sakytum kitam, jis tavęs nesuprastų. Tu kalbi to žmogaus kalba. Tai tavo dovana yra visais tavo. Susikalbėjau. Taip. Visada. Nėra buvę žmogau, dabar, žinai, su tavim kalbu, kaip ir minėjau. Sako, ar esi turėjęs kokiu nors, kažkokiu bent mini konfliktų su kuo nors, žinai? Ne. Kaip? Ne. O tai dirbant, žinai, su žmonėm, tik jie visi labai skirtingi. Ne. Ir aš nesuprasdavau. Dabar net, žinai, sakau ir jaučiu tą. Aš nesuprantu, kaip galima nesusikalbėti. Tai čia yra apie tai, kai tu girdi kito mintis ir žodžius. Taip gali prisijungti jo kalbą. Ar ne? Taip. 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 Aš supratau, kad mes užtruksim iki ryto. Visiškai taip. Aš tai labai norėčiau, dabar, žinai, kai mes sėdim, aš taip norėčiau su tavim susitikti visiškai dviese. Turiu omeny, kai esu be vaiko, nes mano energija yra dar kita, kai aš esu viena. Kai reiškia, nenešu atsakomybės. Parašyk grįžus. Gerai, kai būsiu visiškai viena. Kaip pajaus? Nes aš tiesiog norėčiau. Nes aš lygiai taip pat. Gerai. Tyloj. Gerai. Ir sakau, labai įdomu yra tada eksperimentuoti ir pamatyti dalykus, kurie ateina. Ir matai, aš vis drąsiau apie tai kalbu. Nes anksčiau dar man kaip įgarsina, kaip aš tau įgarsinu, tai ką aš labai aiškiai pas tave matau, tai man įgarsina. Sako, tave sutikti gyvai, tu visų pirma, sako, jauti erdvėj, kad tu atėjai. Labai stiprus pojūtis. Sako, kitas dalykas yra, kai tu kalbi, tu tiesiai. Sako, kai eina per social media, sako, atrodo, kad tu 90% nukirpi. 90% atima, nutyli. Taip. Ir aš suprantu, žinok, apie ką tai, nes aš kai matau tave, aš matau tą patį. Bet tada galvoju, kad... Todėl, kad tai yra būsena. Taip. Ir aš tikiuosi, kad mums labai pavyks perduoti šitą erdvę. Aš irgi to tikiuosi, nes tai yra labai svarbu. Nes aš girdžiu ne pirmą kartą apie save, taip įvardinama. Bet aš už kadro nevaidinu nieko ir tu ne. Taip. Bet tiesiog neišsitransliuoja. Ir tada suprantu, kad taip turi būti. Aš suprantu tą. Ir tas, ką žinai, tam, kam reikės tai išgirsti, būtinai išgirs. Bet kažkoks yra, toks, žinai, sakyčiau, kaip kažkoks apsauginis šydas, kurio aš dar nežinau, kaip jį įvardinti. Nes yra, kaip du, žinai, paraleliniai pasauliai, kur rodo skirtingai. Skirtingai rodo. Aš nededu visko į emocijas, o tu kaip tik dedi. Ir emocinę kalbą žmonės lengviau priima. Aš labai einu per būsenas. Aš save taip ir įvardinau, kad aš keičiu būsenas. Aš tą labai turiu tokį. Tai, čia labai įdomus toks, ar ne? Taip. Ką su to darys? Visiškai. Aš tavim pamačiau.
Tai omeny, kai aš tave pirmą kartą pamačiau, aš tavęs negirdėjau, aš tave mačiau. Negirdėjau. Ta, kad tu pasakoji, negirdėjau, išgirdau galvos kelius žodžius, bet aš tave jaučiau. Ir va tada man buvo tas pats toksai rezonansas, kur galvoju, kažkas čia ne taip. Supranti, kur aš ją jaučiu, bet jinai nesako. Ir man vat būdavo tokių labai stiprių, pavyzdžiui, ateina kokia nors moteris, kuri tampa bent kažkiek artimesnė. Ir aš jau būdavo, kai aš tampu nepakanti, kai jau vienas ant vieno. Ir aš matau, kad su vienais kalba vienaip, su kitais kalba kitaip. Ir keičia, žinai, o aš tai matau esmę. Ir kai aš, žinai, prieinu ir sakau, dabar taip. Arba mes, kai bendraujam, tu lieki esmėje, arba aš nekalbu visai. Ir aš nešvaistysiu savo laiko nei truputėlio, žinai, man taip netinka. Ir būtent ten viena iš tų moterų buvo, kur sprogo pasaulis kaip reikalas. Buvo labai įdomu stebėti kelionę. Labai. Kur viskas keitėsi, realiai, įsivaizduok, ten šeimas subirėjo pilnumoj, ten, ta prasme, meilužis daug metų, daug visko. Bet esminiai žmogaus žodžiai, kai jisai pasiklysta tarp savo kaukių, jinai visą laiką kartoja. Visi blogi. Tas meilužis blogas, nesusirado dar kažką, vaikai blogi, nes netitinka jo spektaklio, netobulai vaidina. Visiškai. Ir tada jinai gauna iš manęs klausimą. Sakau, bet tu juk neištikima savo meilužį su savo vyru. Ir ją taip nukerta, žinai, visiškai. Kur jinai sako, palauk, nieko nesuprantu. O Dieve, tai aš čia ir esu ta melagė. Kur iškerta žmogų sako, aš pirmą kartą suvokiau, kad aš viską ir sukūriau, kad aš viskas, ko netekau dėl savo veiksmų. Ir turėjau ten visko pilnumoje atsisakyti, kai atsimenu tą momentą, čia buvo Nolūdo žaidimas. Jinai žaidė žaidimą, jinai gavo užduotį, dabar pat išvažiuoti ir važiuoti permiegoti savo meilužiu, jinai taip išsitraukė tokį užduotį. Ir sako, aš tokio pasipriešinimo savo kūne gyvenime nesu jau. Tai buvo, sako, tokia tragedija. Man buvo taip blogai. Taip blogai, sako, kaip gyvenime nebuvo. O viskas turėjo vykti tyloje. Reiškia, jinai negalėjo kalbėti. Dar čia buvo tokia užduotis. Girdėti, iš tikrųjų matyti, kas vyksta. Ir sako, mane taip nukalė, kad aš visą tą naktį nemegojau. Aš atsikėliau ryte, aš paskambinau savo vyrui buvusiam ir pasakiau, žinai, aš 8 metus ten turėjau meilužį ir mūsų santuoka sugriuvo. Dėl manęs paskambinau savo vaikam, kurie paaugliai, ir pasakiau tą patį, kad ne jūsų tėvas. Čia aš pasidarbavau kaip reikiant. Ir visiems, kas tik tais įmanoma, visiems pasakė tiesą. Ir jinai man skambina ir aš supranti, dar neatsiliepiu, o aš jau jaučiu. Ir aš taip jaučiu, kaip rankos mano dreba, žinai, ir aš taip atsiliepiu, sakau, jau, sako, jau. Ir girdžiu, žinai, tas, kur viskas, nuo dabar nebėra, supranti, kur dar. Dabar tik tai skilimas. Viskas, dabar yra tik gyjimas. Iš tikrųjų, iki to taško, kol žmogus sau leidžia būti tiesa, taip. Jie sugaišta 2/3 gyvenimo geriausių atvejų. Čia geriausiu atveju. Jeigu žmogus bent minutę prieš užgesdamas, išeidamas iš šito gyvenimo, aš tą supratau. Akis, kai pamatai, kad vis tiek pagaliau supratai, tu minutę supratai ir aš tave sveikinu. Ir aš pasimaunu. Ir aš supratau dar vieną dalyką, kad kaip tu atsibudai, tu gali užmigti ir nepastebėti. Ir tą supranti tik dar kartą atsibudęs. Tai atsimeni, kad bet aš nemėgstu to, ne apie švietimą kalbą. Ne, žadinti ir dar kartą žadinti. Ir aš tų žadintuvų pas tave įsidėjau daug į savo režisuotą filmą. Tam, kad kai aš užmigsiu, kad man gerai tvotelto, kad aš pamatyčiau, žinai, kaip čia viskas atrodo. Tai tą momentą aš tiesiog žliumbiau iš tokio dėkingumo, kad žmogus atsibudo. Kad atsibudo, prisėmė atsakomybę. Ir nuo tada viskas, prasideda gijimas. Ir aš atsimenu, sustinku, žinai, ją apkabinu ir, jinai, aišku, ir verkti, ir viskas, adrenalinas kala, supranti, nes tu visiems viską, tu nusirengi nuogai. Ir sakai, bet aš esu tai. Ilgiausiai mes ruošiamės tam egzaminui. Visiškai. O tada tik tais gyjimas. Ir tada žmogus, supranti, ten irgi, kur sako, ten jos pareigos labai svarbios, dar čia prie viso to, žinai, ten labai svarbių viršininkė, direktorė, ten didelės korporacijos, ten statusas koks. Taigi aš tokia svarbi, žinai, negaliu čia nieko. Tu viską gali.
Ir aš kaldau kiekvieną kartą, kai aš matau, kad užsidėjo kaukę ir aš sakau, nekalbėsiu su tavim, kol sėdėsiu su šitą baisę kaukę, nusimk ją, nes tu esi beprotiškai gražus žmogus, tu esi beprotiško grožio, kam užsidėta make-upą, žinai, ir slėptis po juo. Ir tada vat būdavo tas, kai dabar jau kalba, dabar netgi rašo labai tekstų, žinai, apie tai, nuo narkotikų į ko tik nori, kur labai svarbi persona sako, bet buvo taip. Ir aš galvoju, va čia yra grožis. Man čia yra pats didžiausias grožis. Tikrume. Visiškai. Laisvė ir tikrumas. Tu supranti, Lin, kad nesvarbu, ką žmogus padarė. Visiškai nesvarbu. Nesvarbu. Svarbu yra tai, kad jis prisėmė atsakomybę, išsakė tai ir jisai tą padarė nuoširdžiai. Nusirengė pats prieš save, priėmė tai, kad čia yra jo, visa tai, ką jisai sukūrė. Ne netyčia, ne ten kažkas, žinai, kaltas, ne kažkas aš atsakingas. Ir tada vyksta tas gražiausias procesas, kai tu matai, kad jis įgyja, kai jis jau pasiruošęs keliauti toliau. Nu, kaip taisyklė, tada iškrenta daug visokių priklausomybių, jos tiesiog išeina, jos nebeturi ką veikti, jos nebeturi atlikti savo užduoties, jų nebėra. Ir jos taip ir sako, nu tai viso gero nebeturiu ką veikti, nebeturim nuo ko slėpinių, žinai. Žinai, iš esmės didžiausi mūsų spąstai yra maistas, seksas ir miegas. Ir jeigu tas tris sritis tu kontroliuoji, arba gebėjas supranti apie ką aš, ne? Visiškai. Eliminuoti, susimažinti arba į kitokios askezės ir tame mokėti būti, o tai yra tai. Maistas. Labai svarbi grandis. Seksas. Labai. Ir miegas. Miegas. Taip. Su miegu dar yra labai daug. Labai. Klausimų. Labai daug. Ar iš tikrųjų miegam, kai miegam? Aha. Oi, dėl šito tai aš tau pasakau. Pačioj pradžioj pokalbio, kai tik pradėjom kalbėti, kai aš tą labai aiškiai suvokdavau, kad aš nes miegoti ir ilsėtis yra ne tas pats. Visiškai, absoliučiai. Tai va tokias va kelionės, kur aš pasakoju, žinai, pačius sapnus, aš galėčiau pasakoti ir pasakoti ir pasakoti ir pasakoti. Ir aš žinodavau, kad tuo metu vyksta labai, labai svarbios mano kelionės. Nes iki šiol mokslas negeba paaiškinti, ką miego metu iš tikrųjų kaip kūnas ilsisi. Taip. O seksas labai surištas su maistu, vat kaip pasakė maistas, čia irgi. Geiduliai. Taip. Geiduliai, nes mums iš tikrųjų labai mažai reikia. Absoliučiai. Ir jeigu gebi, iš tikrųjų mes gebam išjungti netgi skonio receptorius. Taip. Ir mes gyvenam šiuo metu, vat kas vyksta aplinkui. Man, pavyzdžiui, kai kas nors sako, mano vaikas ten nepavalgė. Mane nukirta. Ta prasme, neįmanoma, kad šiuo metu vaikas galėtų būti nepavalgęs. Neįmanoma, kad šiuo metu kažkas numirtų nuo bado. Aš Lietuvoje, čia mano frazė, aš sakau, Lietuvoje niekas badu nemiršta. Jūs gal juokaujat? Tai nevyks, to tiesiog nėra. Mes gyvenam bet tokio dydžio, kur iš tikrųjų sunku suvokti. Ir kai man po šiai dienai, žinai, ten, kaip pavyzdys sako apie tai, kad taigi labai brangu vaikus išlaikyti. Ta prasme, rūbai tiesiog mėtomi į kairį, į dešinę. Jūs gal juokaujat, tai rūbai nemokamai, nes viena per kitą siunčia, imk, dovanoju, nes nebeturiu kur dėti. Tai apie ką mes kalbam? Maisto yra tiek apstu. Ir mes, kadangi kitaip, vat kaip tu sakai, mes kitaip žiūrim į maistą. Mes į maistą žiūrim kaip tam tikros rūšies energiją, bet ir jinai nėra esminė. Ir aš kai diskutavau su vyru, sakau, maisto galėtų nebūti, žinai. Sakau, jie tiesiog galėtų nebūti. Bet jeigu tu tik myli, bent mini momentą suabejosi, kad tu be maisto mirsi, tu mirsi. Bet jeigu tu suvoksi, kad energija, kurią tu gauni, tu ją gali gauti visiškai ne per maistą, ir tu 100 milijardų procentų tai žinosi, tu nemirsi, tu gyvensi ir tu funkcionuosi kuo puikiausiai. Bet kol kas sakau, dar tam mes nesam pasiruošę, dar mūsų intelektas, tas aukštasis intelektas dar tik. Kažkur skersgatvė, ar ne? Taip. Nes ateina abejonė yra žudikas visiškas, visiškas, maksimalus. Ir va dar priminiai man, kai tu, žinai, klausai, kai kažkam atrodytų, kad tai yra, žinai, bėgimas. Tai jeigu aš įsileisiu abejonę, bent mažiausia, aš būsiu jau nebe savęs
ta, kuri, žinai, veda, mane ves kažkas kitas. Tai aš renkuosi vesti save pagal tai, kaip jaučiu, žinai, ne pagal tai, kaip... Nes aš kai matau auditoriją, kai jinai eina paskui kažką ir beje, kiti linkia labai prisirišti. Mano, pavyzdžiui, veikloje tai, ką aš darau, manęs nuolatos prašo, tai kurk mokyklą, daryk metus, 2, 3, 4, 5, Man žinai. turbūt geriausiai sekėsi Ir aš taip sakau, daryti ne. sesijas, labiausiai jų prašydavo ir aš paskui ne. Aš turbūt nesugebėjau suvaldyti, kiek atiduodu. Per daug. Vienas dalykas. Kitas dalykas, tai reiškia, matai, man tai reiškia valdyti tam tikrą prasme. Tai yra ir atsakomybė. Kitas dalykas yra labai svarbu. Ir aukštoji. Apie išsidalinti. Taip, apie išsidalinti. Ta turi sustabdyti. Visiškai. Ir leisti jiems keliauti toliau, nes jie turi keliauti toliau. O aš sakau, žmonės yra linkę prisirišti. Ir jie linkia, dar vienas dalykas, kuris man labai kelia visada tokių klausimų, apie tai, kaip jie linkia, jie ateina pas kažkokį mokytoją ir jie linkia tai priimti, nebe patys protauti, mąstyti, nekritiškai tai integruoti, nesuvokti, o paklusti. Paklusti. Jie nori paklusti. Jie ieško, kad juos kažkas vestų. Bet iš esmės tai mokytojo pagrindinis darbas yra toks. Mokytojas moko prisimti atsakomybę. Viskas. Nieko daugiau. Bet jie nori, kad mokytojas prisimtų atsakomybę už juos. Ir jeigu jie turi tokį lūkestį, tai nėra mokytojas ir tai nėra mokinys. Viskas. Tai vat man, kai žinai, sako, va daryk tai ir aš taip, aš nenoriu jūsų prisirišti, jūs keliaukite ten, iš kur atkeliavot. Mes susitikom, mes apsikeitėm tiek, kiek reikėjo, tiek, kiek va dabar, žinai, reikėjo. Viskas, viso gero, keliaujam toliau. Aš irgi labai jaučiu, kad reikia paleisti žmonės. Net žinai, kai atrodo, tą galima labai paprastais, žinai, būdais daryti. Turiuomenį, net nereikia fiziškai, žinai, žmogui pasakyti. Toks ateina, viskas, dabar, gerai, kertam. Viskas, nebėra, išėjo. Ir tada būna, žinai, visiškai. Ir žmonės dažniausiai to nesupranta, jie sako, nesuprantu, sako, atrodo, buvo ryšys. Ir sako, jaučiu, kad kažkas nutrūko. Sako, pajaučiu, kaip nutrūko, nėra, viskas išėjo. Taip. Yra buvę dar kitokių, žinai, keletą dalykų, tokių įdomesnių, kur man keldavo kartais klausimus. Esu turėjus tokių kontaktų, kai su kliente vienam į Pilies gatvę, vasaros metas, mes atsėdam kavinį, aš su aukštakulniais, ilga juoda suknele, ryškių lūpdažių. Ir mes atsėdam prie staliuko, pilna Pilies gatvė žmonių. Ir iš dešinės pusės jaučiu, kad ateina. Vat ateina kažkokia energija ir jaučiu, kad bus kažkoks pokalbis, įdomus labai. Ir po kokių 3-4 minučių prie manęs priartėja Krišnaitas. Ir mano žvilgsnis, aš jau žinau, kad aš pasisuksiu ir prasidės veiksmas. Bet va iki tokių, kai aš tai pasakoju, tai atrodo kažkoks labai, kaip tu savo, kaip keistai jaučiuosi. Ne keistai, o taip, kaip kartais jaučiuosi. Labai tankiai jaučiu. Ir pasisuku, žinai, ir žvilgsnis susitinka. Ir jis va taip va prieina, kaip tam sapne. Ir jis krenta po kojom. Jis krenta po kojom, jis apsikabina mano kojas ir jis verkia, ir verkia, ir verkia, ir verkia, ir verkia, ir dėkoja, ir mes išskrendam. Reiškia, bet jausmas yra toks, kad žmonių Pilies gatvėje nebėra. Vat ką aiškiai atsimenu. Nebėra. Tuščia gatvė ir mes kalbamės. Jisai sako, aš daugybę metų ėjau šią gatvę tam, kad sutikčiau jūs. Ir aš jūs sutikau. Ir ašgi suprantu, kad jis ne su manim kalba. Ta prasme, ne su šituo, žinai, fiziniu kūnu. Ir jis kalba, ir jis verkia. Ir ten kažkas vyksta. Patį dialogą, apie ką ten kalbėjom, niekada nepapasakočiau, kas ten, žinai, buvo. Ir vat po kurio momento ta moteris, kuris sėdėjo su manim, ji bandė po kurio laiko kažkaip įsikišti.
Žinok, aš niekada nesu jautusi tokios bangos. Toks jausmas, kad kažkas su tokia banga nuneštų žmogų. Ta žmogus taip ir, ta moteris taip ir pasijutė, kad ją tiesiog nusprogdino, nunešė. Bet taip nunešė, žinai, nes jin tarsi būtų, žinai, stengusis įsiterpti į tą procesą ir jinai buvo nusprogdinta. Tai va toks jausmas, žinai, lyg būtų, koks žaibas trenkėsi ją. Ir jinai taip užtilo, žinai, viskas tyla. Ir jinai verkė, ta moteris verkti, žinai, pradėjo. Ir jisai man padėkojo ir mes atsisveikinom. Tai va tokius sutikimų esu turėjus su begalė senjorų, kurie prieina. Dažniausiai vyrai. Vis dėlto tai yra vyrai, kurie jau be žmonų, jau netekę žmonų, patyrę visokius, sako, įdomius dalykus, žinai, matantis pasaulį kitaip. Ir va tie prieina, tokie va pokalbiai vyksta ir išeina. Vienuolės lygiai taip pat. Ir va tokių žmonių aš nuolatos sutinku. Jeigu aš einu gatvė viena, tai aš visada turėsiu kažkokių va tokių va susitikimų, kur tiesiog... Žinutės. Visada. Visada. Jo nebūdavo dukra, žinai, eina kartu ir vykdo. Sako, mama, tavęs visada visi klausia, kur eiti. Visada, sako, kodėl, sako, niekino, sako, kodėl manęs neklausia, kodėl tėčio neklausia. Intuityviai jaučia, ar ne, kad tu žinai kelią, bet čia nebūtinai apie tą tik visiškai ne. Pavyzdžiui, prieina ir nuolatos, sako, tavęs klausia adreso, klausia, kur ir tu lydi, sako, juos. Ir būna, kad fiziškai lydi ir tada kažkoks išsikalbėjimas, žinai, ir jie visi papasakoja savo gyvenimo istoriją ir lemtingus įvykius. Traukinių kelionių, autobusų, nesvarbu, kur be keliaučiau, tai visada vyksta. Ir aš tą aiškiai jausdavau, kad viskas, ką turiu padaryti dėl savo kelio, išeiti pro duris į lauką ir viskas. Man nieko ieškoti nereikės, tavo tą aiškiai jausdavau, kaip tas vagonas, kuris ant bėgių. Man nereikia nieko nei spausti, nei stabdyti. Man tiesiog reikia būti ant tų bėgių ir viskas. Išeiti į lauką. Mano pagrindinis, aš, žinai, sakydavau, aš nesu turbūt jokį renginį gyvenime atėjus su kažkuo. Man ateina intuityviai, aha, gerai, keliauju. Ten. Arba ateina įkrenta, žinai, koks nors notificationas, pamatau renginį, greit užsiregistruoju. Aš net pamirštu, kad užsiregistravau, žinai, ir man ateina priminimas. Ai, gerai, šiandien reiškia, aš važiuoju į Kauną. Ir man tokių kelionių būna, kur aš ten tiek, žinai, žmonių ateina. Irgi labai trumpai. Atvažiuoju į vieną vietą, vadinasi mano drobė, kažkaip Kaune, žodžiu. Labai faina vieta ir aš ateinu ir ten pasirodo kontaktų vakaras. Ir aš va taip plaukiu, žinai, tiesiog va kažkaip. Ir man reikia eiti kalbėti, aš pasakau kalbą, irgi ką aš kalbu tuo momentu, aš irgi nelabai atsimenu, ką aš ten kalbėjau. Ir po viso šito ten daug moterų užsirašė kontaktus. Ir va tą momentą pajaučiu, kad labai didelis srautas žmonių eina. Ir man viduj viskas tau laikas išeiti, tau laikas dabar išeiti, nes dabar prasidės valgymas. Ir tu turi išeiti, viskas. Ir aš tokiai, žinai, išeinu. Ten sąmoningumas krenta, ar ne? Taip, labai stipriai. Taip, labai. Ir tada labai greitai išvarai, žinai. Tam, kad neišsitaškyti, neišvaistyti ir savo energijos. Na ir tada labai daug moterų atėjo. Vat labai skirtingai, žinai, tokiais rakursais, labai skirtingom temom. Bet viena iš jų buvo tokia istorija, kad viena atėjo į žaidimą, tada jinai atėjo kaip į mentorystės programą kartu, žinai, su žaidimu. Ir per ją atėjo pas mane tokia moteris vardu Asta. Asta yra Ankstukų projekto vadovė, ta, kuri ten visą tai generavo, sukūrė, Auginu Lietuvą, daug ten tokių visokių dalykų turi. Ir jinai pasirodo, va ta Asta, jai labai patinka rašyti laiškus. Rašyti laiškus savo draugams ranka ir siūsti paštu tiesiog. Žodžiu. Ir jinai parašo laišką savo labai gerai draugiai. Sako, žinai, aš jaučiu, kad šiuo metu ten esi kažkur, žinai, pasimetusi. Ir sako, aš tau labai linkiu mokytojo. Labai linkiu. Ir sako, ir jinai išsiuntė tai moteriai tą laišką. Ir ta moteris gavus tą laišką, jinai labai pasipiktina. Dieve, aš taigi viską žinau, kaip tam gyvenime daryti, kokie dar mokytojai, čia aš galiu įti mokyti, čia nesąmonė. Ir ta kita moteris, kuriai priklauso ta erdvė, aš ateinu būtent pas ją, į jos erdvę, Kaune atvažiuoju. Ir kai aš einu į erdvę, kai aš pradedu kalbėti, sako, ta kita moteris, ta Kristina, kuri gavo laišką. Jinai taip sako, stoviu.
Sako, mokytoja atvažiavo. Sako, man toks, ir jaučiu visų savo kūnų, kad čia tai apie ką rašė. Ir sako, man toks, kaip, nu ir žodžiu, viskas apsisuko tiek, kad ta, žinai, ta Kristina perduoda žinutę tai Astai, o Asta sako, prašau, susitinkam, žinai, Vilniuje jau. Ir prieš Astai atvažiuojant pas mane, man ateina žinutė. Ir aš tą žinutę tiesiog va taip voice rašau ten apie 5 minutės, apie skolininkus, ką reiškia energetiškai skola. Ir aš taip ir rašau, žinai, ją, ir ten išsiunčiu pasidalinus savo grupę. Ir po 15 minučių, aš čia prieš visą forą, man toks suvokimas, aš greitai rašau. Ir ateinu, žinai, jau į susitikimą su Asta, ir Asta taip įeina. Ir jis sako, žinai, sako, aš turiu klausimą. Ir aš taip, žinai, turiu atsakymą. Ir aš jį tiesiog įjungiu tą voice, nes aš suprantu, kad aš įrašiau jai. Aš net, ta prasme, aš tiesiog žinau, kad čia atsakymas. Ir aš jai duodu klausyti. Ir jis taip sėdi priešais mane. Sako, negali būti. Sakau, gali. Sakau, tu juk siuntei laišką galvodama, kad kažką gelbėji. O gavai jį savo. Ir ten iki tokių, žinok, buvo detalių link, kur ten buvo apie iš viso 12 moterų, per kurias va taip pat prisipynė pagalvojo. Ir mano tas atvažiavimas į tą būtent renginį reiškia būtent tai. Visi susirinko, ko ir turėjo, ne? Visi iki vieno. Ir kai sako, kaip iki tokio tikslumo, iki tokių detalių, žinai, iki to laiško žodžių, iki tų žodžių, kurie voice. Nes jai reikėjo labai svarbus, ten labai, žinai, sako, čia viskas įrašyta. Sako, aš tiesiog, žinai, kai ateina jausmas, ateina va dabar. Taip. Va dabar. Ir tu ne tai, kad nebūtinai, ne tavo reikalas kam. Žinai, man tas, kai aš sakau žodį, žinai, aš nesu niekada tiek dažnai šitą žodį vartojus. Ir kai aš jį vartoju, aš suprantu, kad tu žinai. Ir tas pojūtis, kad va, tas tikslingumas, kad tu neturi ieškoti adresato. Kai ateina žinutė, tu ją turi įgarsinti ir viskas. O adresatas ateis ir pasiims ją. Nes jeigu tu ieškosi kam, ką pasakyti, nieko nebus. Ne taip vyksta. Tu tiesiog kurk, tu tiesiog daryk tai, kas eina per tave. Ir tada ateis tas, kuriam to reikia. Ir vat, sakau, šiandien važiuodama pas tave supratau, kad tu kažką darai, kažką svarbaus. Nu, aš taip jaučiu. Taip. Nežinau kodėl ir neieškau atsakymų, kodėl. Nu, aš visi klausiu, kodėl darau. Ir turiu tik vieną atsakymą, nes negaliu nedaryti. Ir viskas to pasakyta. Nes aš supratau, važiuodama čia, man buvo aišku, kad tai apie tai, kad tai labai svarbu. Nes, nu, kitaip aš tiesiog nebūčiau čia. Tai ačiū tau. Ir aš tikiuosi, kad pasimastysim greitai.